Įvairiausi virusai, apie 200 virusų šiandien bent jau žinomų, kurie sukelia būtent šitas ligas. Ir kada jie dažniausiai atsiranda tai susirgimai, tai kaip ir mato, čia parašyta, ne? Tai yra, aišku, jeigu nuo pačios pradėti, tai oro sąlygų kaita. O dabar kaip tik šiandien ypatingai nejaučiasi tas. Iš karto pasikeitė. Ir mūsų organizmui reikia adaptuotis, reikia prisitaikyti. Nors atrodo šilta, tai geresnė pusė keičiasi. Bet kaip pastebėjot, pavasarį labai dažnai ta šiluma ir apgauna. Ne? Lyg tai gerą pusę, bet iš tikrųjų ir sloga ir dar kažkas, tai taip pat kažką pasigauna. Taigi labai rizikingas tas pasikeitimas. Nes vis dėlto, kaip būtų, Dievas mus nekūrė tokiem pasikeitimam. Mes buvome sukurti, visas mūsų organizmas buvo sukurtas amžinam pavasarį. Tai yra iš tikrųjų tai, kas buvo sukurta pradžioje, buvo visiškai kitaip nei dabar. Šiandien mes turim, ką turim be abejo, ir mūsų sąlygos keičiasi, dėl to visą tai organizmą alina, priverčia jį adaptuotis. Ir kaip jau ir vakar minėjau, prisimenat, pas mus yra, reiškia, ir kas nežino, galbūt paaiškinsiu dar kartą, reiškia, pas mus yra savotiškai du sandėliai gyvybinių jėgų mūsų, tai yra mūsų organizmo gyvybinių jėgų. Vienas yra, toksai nepapildomas rezervas. Tai yra sandėliukas, iš kurio mes pasiimam tada, kai avarija, kai pavojinga, kai mes išsekę, reiškia, tos gyvybinės jėgos kitame sandėlyje. Kitame sandėlyje jos nuolatos atsinaujina. Ir mūsų organizmas nuolatos atsinaujina. Mes pamiegojom, pavalgėm, reiškia, pailsėjom ir visą tai nuolatos atsinaujina. Tačiau jeigu to neužtenka, arba, pavyzdžiui, nepavyko mums pailsėti, sočios šventės, pavyzdžiui. Aišku, tai krūvis didžiulis mūsų organizmui, virškinimo sistemai ir organizmas yra išvargęs nuo viso to ir automatiškai tada jam reikia, tam, kad adaptuotis, reikia pasiimti jėgos iš to nepapildomo rezervo. Ir taip kiekvienu atveju, pavyzdžiui, naktinėjimas, ar ne, mes neišsimiegojom. Vėlgi, nepasipildė šitas sandėlys, reiškia, imama iš to nepapildomo rezervo. Ir kada jisai baigėsi, galų gale mūsų organizmas išsenka ir tai baigėsi labai blogai. Tai yra mūsų gyvenimas baigėsi. Todėl ir tos ligos irgi jos dažniausiai atsiranda būtent tokiuose lūžiuose, kada mūsų organizmas yra išsekęs ir be abejo jaunam organizmui dar, kada tas sandėlys, tas rezervas dar pilnas, tai jis turi iš ko pasiimti, o vyresniam amžiui, kai jau nėra iš ko pasiimti, be abejo tos ligos kimba žymiai lengviau prie mūsų. Kaip ir minėjau, tos ligos tai yra maždaug apie 200 žinomų mums virusų ir kodėl būtent jos vadinamos peršalimo, jos dažniausiai vyksta čia kažkur viršuje, viršutiniuose kvėpavimo takuose. Kodėl būtent taip? Virusas nori prasiskverbti gilyn, bet mūsų imuninė sistema jį sustabdo. Visa kova vyksta dažniausiai kažkur čia. Čia kažkur tai, vienu žodžiu, kvėpavimo takuose, viršutiniuose, iki čia. Čia dažniausiai, kur mūsų yra tos glandos vadinamos, ar ne, tai yra adenoidai, angina dar vadinama, ar ne, jeigu kas pas ką neišoperuota, reiškia, yra, čia dažniausiai yra dideli sandėliai mūsų imuninės sistemos ląstelių. Ir būtent, kada visi tie virusai nori patekti toliau, tai dažniausiai čia kažkur jie ir sustoja. Dėl to ir skauda dažniausiai čia. Visa kova vyksta maždaug šituose viršutiniuose kvėpavimo takuose. Ir, aišku, tada ir nosis peiga, ar ne, nes ten organizmas išskiria daugiau gleivių, kad būtų patogiau būtent to imuninės sistemos ląstelėm judėti, nardyti, reiškia, jų aplinka tos gleivės. Pakyla temperatūra organizmo, ir ta temperatūra irgi reikalinga tam, kad imuninės sistemos ląstelės greičiau judėtų, nes aukštoj temperatūroje jos yra aktyvesnės. Tuo tarpu aukšta temperatūra visiems ir virusam ir bakterijom yra labai nepalanki. Dėl to nepatartina iš tikrųjų numušinėti aukštą temperatūrą. Todėl būtent sako, kad iki tam tikro lygio, kol dar nėra pavojinga, labai jau ten 39-40, aišku, jau tada reikėtų kontroliuoti kažkiek tai numažinti. Bet irgi yra natūralių priemonių. Pavyzdžiui, kompresai kažkokie ant galvos, ar ne, čia aušint krūtinę ir taip toliau, vienu žodžiu, natūraliai, nes vaistais
ne visada geras efektas būna. Ir jeigu per daug numušim, tai mes turėkime omeny iš karto pagerinam sąlygas bakterijom ir pabloginam imuniniai sistemai. Nes imuniniai sistemai aukšta temperatūra jie yra palanki. Ir vyksta būtent ta kova viršutiniuose mūsų kvėpavimo takuose. Kokie tie simptomai yra dabar persišaldimo? Na, aišku, sloga. Kaip ir sakiau, pirmiausiai kova vyksta pačia viršutiniuose kvėpavimo takuose. Tai yra pirmas barjeras. Čia, reiškia, suplaukia iš viso organizmo imuninės sistemos ląstelės ir čia prasideda pagrindinis mūšis. Neleidžia virusam nueiti toliau. Ir kadangi čia vyksta visas tas mūšis, atitinkamai čia ir kyla temperatūra ir kadangi nuolatos, reiškia, mūsų kraujo indais teka į čia, reiškia, ir keliauja visi tie mūsų limfocitai ir fagocitai, tai yra visos tos imuninės sistemos ląstelės, tai be abejo čia kraujo indai išsiplečia ir susikaupia labai daug skysčių, atsiranda patinimai, labai daug gleivių ir tai, aišku, labai nemalonus pojūtis. Savotiškai sutrinka mūsų, reiškia, kraujo apytaka. Ir dėl to jaučiasi tas toks sunkumas, čia spaudimas, reiškia, ir tie visi diskomfortai viršutiniuose takuose. Čiaudulys, aišku, kadangi tai dirginamos mūsų... Jūs norėt kažką? Aš norėjau paklausti šitą, jeigu iki 39 taip temperatūros nereikia naudoti ten iš vaistų, o galima naudoti liepžiedžių arbatą, ten ramunėlių arbatą? Galima, tai yra iš prakaitavimo priemonės, jos iš tikrųjų irgi jos pakelia ir tuo pačiu iš vis skysčių kuo daugiau naudoti. Bet šitų jau tablečių iki 39? Jo, geriau nenaudoti. Jeigu jau virš 39, tada jau geriau reikėtų neleis. Nes vėlgi jaunas atsparus organizmas gali ir 40 laisvai panešti, bet jau vyresnis tai gali atsirasti nepageidautinių reiškinių. Ir tai širdžiai krūvis nemažas. Toliau, gerklės skausmas. Jeigu praeina vis dėlto virusai toliau, tada sekantis barjeras jau čia ir čia stengiamasi stabdyti toliau, kad nenueitų visą tai į kvėpavimo takus, nenueitų į plaučius. Nes tada jau tikrai rimtos komplikacijos prasideda. Na ir galvos skausmas, aišku, kaip ir sakiau, kadangi visa kraujo apytaka orientuota taip, kad kuo daugiau reiškia suvaryti kraujo čia, nes su juo atkeliauja mūsų baltieji kraujo kūneliai, tai čia atsiranda tam tikras perteklinis spaudimas. Išsiplečia ir čia labai daug susikaupia kraujo. Ir dėl to tas galvos skausmas ir atsiranda toksai. Ir silpnumas, aišku. Be abejo, aukšta temperatūra visada šiek tiek nusilpnina organizmą. Toliau. Pirmas dalykas, ką mes galėtumėm padaryti. Pirmiausiai, kad nesusirgtų labai daug. Tai yra imtis profilaktikos priemonių, ar ne? Čia, man atrodo, vakar kažkas tai klausė, buvo toks klausimas, reiškia, kad, man atrodo, kas ten kepenė, sako, rekomenduoja iš viską plauti. Jūs, ar ne? Jūs paskaitės tai. Taip, kad neplaut rankas, reiškia, kad imuninę sistemą treniruoti. Tai yra negeras dalykas, vis dėlto mes turim iš savo pusės imtis visų priemonių, kad kuo mažiau sumažinti tą invaziją virusų. Iš tikrųjų, pagalvojus, mato, čia atrodo toksai paprastas dalykas, bet jeigu tai pasižiūrėsim, turi labai gilias šaknis. Iš kur atsiranda tokios teorijos, kad mes, reiškia, turim savo organizmą laikyti tokiuose ekstremaliuose sąlygose, reiškia daug virusų, šalta, kad būtų ten lysti jūrą, ten kai ledai plaukia ir taip toliau. Vienu žodžiu, vos ne nuogam vaikščiot, reiškia, ir maitintis kiek įmanoma, ten, reiškia, prastesnių maistų, grūdint, kaip sakoma. Ta idėja tokia yra pasakysiu tiesiai šviesiai, iš evoliucijos teorijos. Tai yra iš tokios supratimo, reiškia, kad mūsų žmogus, reiškia, mūsų tas kūnas, organizmas, jis daug metų vystėsi ir, reiškia, kuo mes jam padarysim blogesnės sąlygas, jis tenksis prisitaikyti ir jis vis stiprės tokiu būdu, ar ne? Tai yra vystysis, reiškia, ir mes išugdysim save tokius, kaip tie plėšrūnai, ar ne, bėgioja, nieko nebijo, vienu žodžiu, ir jėgų daug turi, atrodo, laukinio pasaulio.
šiaip šaknys iš tikrųjų tokios. Ir visos tos teorijos pagrindė turi tą pamatą. Jeigu pasižiūrėti iš krikščioniškos pusės, tai absoliučiai absurdas, ar ne? Nes iš tikrųjų Dievas mus, kaip ir sakiau, sukūrė idealiom sąlygom. Jis ir visą žemę ir viską padarė idealiai. Maistas nuostabus buvo, idealus augalinis maistas. Tas, kas labiausiai mums tinka. Daug vitaminų, daug saulės, daug nuostabaus oro, gryno vandens ir taip toliau. Džiaugsmas, ramybė. Visa kita, tos ekstremalios sąlygos, jeigu mes jas kad ir dirbtinai savo sukursim, tai tik tai priešininkai mūsų viso organizmo. Dėl to vis dėlto mums reikia gerų sąlygų. Ir stengtis, šitą prasme netgi ir tų peršalimo ligų atveju, stengtis kuo mažiau gauti tų visų virusų, saugotis nuo jų, nes tai, kaip bebūtų, nugalės imuninė sistema tą virusą, įgys imunitetą kažkokį tai. Bet kas iš to? Visa tai yra mūsų sveikatos, mūsų gyvenimo trukmės sąskaita. Kitaip sakant, tai bus paimtas iš to nepapildomo rezervo jėgos gyvybinis tam, kad nugalėti visą tai. Ir be abejo, mes tokiu būdu trumpinam savo gyvenimą. Ir čia jokio grūdinimosi nėra. Yra tam tikrų kitų, aš apie šiek tiek toliau pakalbėsiu, apie grūdinimuose, tikro grūdinimuose, reiškia pratimus, bet jie visiškai netokie ekstremalūs. Jie būtent turi savo, reiškia, prasmę, tam tikrą savo prasmę. Taigi, kaip plinta dažniausiai? Pirmiausiai per kontaktą. Ir dėl to, kaip ir vakar kalbėjom, vis dėlto rankas plauti yra geras įprotis. Kur bebuvot, pavyzdžiui, čia pabuvojot, ar ne? Vaikščioti į parduotuvę, čiupinėjot rankenas įvairiausias daiktus, žmonės sveikinotės, ar ne? Ir taip toliau. Ir visą tai pačiupinėję, aišku, jūs prasinešat begalę įvairiausių virusų, mikrobų, vienu žodžiu, ko tik tai nori. Ir jeigu jūs nusiplausit rankas, padarysit labai gerą darbą. Jeigu tai su muilu padarysit dar geriau. Yra netgi, šiaip mes išmokom iš mūsų, kaip tik Novovitos vadovės, reiškia Korė, jinai pati amerikietė yra, tai atvažiavus mus daug ko pamokino tokių dalykų, mes kažkaip anksčiau netgi nekreipėm į juos dėmesio. Turėt su savim nuolatos buteliuką, tokį būna paprasti kartais kvepalam naudojami, purškiami tokį paspaudė, papurškė šiek tiek, spirito buteliuką tokį. Ne visada aš turiu galimybę nusiplauti rankas, kažkur viešoje vietoje, ne kitur. Paėmė truputį pasipurškė, pasitrynė, viskas dezinfekcija atlikta. Tai yra, aš jau sumažinu galimybę, reiškia, sumažinu bent jau tų virusų kiekį, kad aš nenešiočiau ir nepatektų jie po to toliau į mano burną, į mano kvėpavimo takus. Na ir žinoma, plinta ir oro, tai yra, mes įkvėpiam, iškvėpiam ir dėl to tikrai, jeigu sutiksi tokį žmogų, aplinkui debesis, reiškia, po kiekvieno čiaudėjimo, tai be abejo reikėtų pasisaugoti. Nuostabu būtų, jeigu mes patys, sakysim, jau sirgdami ir čiaudydami, ar ne, kad turėtumėm nuolatos į ką tai padaryti, ar ne, ar kažkokią nosinaitę. Netgi patariama, pavyzdžiui, tiem, kas jau susirgot ir čiaudėt, tai jeigu jau ir pasitaikėte ir neturit kuo prisidengti, tai jokių būdų ne burną. Tai yra ne ranką burną uždenkite. O geriau uždenkite taip. Nes ta ranka vėliau jūs čiupinėsit, imsit ir visą tai platinsit, ar ne? Tai tokiu būdu skleidžiat atitinkamai, reiškia, vis dėlto reikėtų kažkiek tai pasisaugoti. Ir aišku, jeigu jau žinot, kad kažkas serga, gal tam žmogui ir nelabai bus malonu, kad jūs ateisit į kažkokiu ratu, ar ne? Bet stengtis jau vengti tokių kontaktų tiesioginių. Arba, kaip ir sakiau, jeigu jau toks kontaktas buvo, tai stengtis tada nusiplauti. Jeigu buvot, pavyzdžiui, pas ligonį, tai būtų visai neblogai grįžus namuose prasiskalauti burną, pavyzdžiui, su sūriu vandeniu, ar ne? Į stiklinę pasimaišėt porą šaukštelių druskos, druska labai gerai dezinfekuoja, reiškia, išsiskalavot burną ir įsiurbėt per vieną, per kitą, reiškia, šnervę, užspaudėt vieną, iš stiklinės įtraukėt, reiškia, praskalavot nosį tokiu būdu. Tai yra, šiek tiek pradezinfekuojat, praplaunat. Ir tokiu būdu jau sumažinat labai daug, reiškia, procentų tikimybę ir tą riziką, kad jūs susirgsit tokią ligą. Kad visą tai nukeliaus toliau.
Ir be abejo, jeigu jau ir, kaip ir minėjau, nusičiaudėjot ar čiupinėjot kažkur, tai jokių būdų nelieskit ranką tų vietų, per kurias mes užsikrečiam. Nosis, burna, akys, tai yra tos atviros praktiškai mūsų, pačios atviriausios mūsų kūno vietos, per kurias lengviausiai užsikrečiam. Būtų gerai ir namuose periodiškai, ypatingai jeigu kažkas serga, bet net jeigu ir neserga, tiesiog padezinfekuoti rankenas. Vėlgi turėti kažkokio tai dezinfekavimo skysčio, vaistinėse jo dažniausiai yra, ir tiesiog prašluostyti, ypatingai tas vietas, kur labiausiai liečiasi telefonas, rankenos, na ir panašios vietos. Na ir be abejo, kaip ir sakiau, kruopščiai nuplauti rankas. Kai mes būtent atidarinėjom tą Novovitą, ten praktiškai reikėjo praeiti visus tos apmokymus higienos ir taip toliau, kas, kur, ką galima, ko negalima, tai mokino ir rankas plauti. Ir taip, ir šitą viršutinę dalį, ir tą, reiškia, ir kiekvieną pirštą apčiupinėti, ir išorinę. Vienu žodžiu, apeit, kad visos rankos būtų gerai nuplautos. Tuo labiau, kad jeigu jūs po to liesitės prie savo veido, tai kiek įmanoma sumažinti tą galimybę. Grynas oras yra nuostabiausias dalykas. Ir iš tikrųjų grynas oras ir kaip saulė šiandien yra, saulė iš vis labai nuostabų dezinfekcinį poveikį turi. Ir oras tas, kuris pabuvojo saulė šviesoje, apšviestas saulės, irgi turi tokį pat poveikį. Dėl to labai gerai, jeigu jūs ypatingai tokio oro, bet ir šiaip jau namuose patartina dažniau vėdinti patalpas. Ypač jeigu yra ligonis. Uždangstyti kaip nors padaryti skersvėjuką, reiškia prapūti visą tai, nes visą tai ir pradezinfekuos, nes ten įsivaizduokit, kiek toj patalpoj tų virusų ir bakterijų. Masiškai tuo metu. Ir dėl to sumažinsit irgi riziką, kad kiti susirgs. Tuo labiau, kad ligoniai tai yra irgi labai sveika. Labai sveika pakvėpuoti tokiu dezinfekuotu grynu oru. Na ir be abejo, kaip ir vakar šiek tiek jau kalbėjom daugiau, kaip stiprinti savo imuninę sistemą. Tai aišku, daryti iš savo pusės viską, kad jinai stiprėtų. Grynas oras, saulė, vanduo, geras poilsis, laiko atsigult, reiškia pailsėjęs žmogus turi būti. Šiaip jau poilsis mes šiandien prieš 3 valandas kalbėjom šiek tiek daugiau apie poilsį. Kiek jis nuostabių dalykų duoda. Gyvenimo kokybė žmogaus visiškai keičiasi, jeigu jis reguliariai ir pastoviai laiko atsigula miegoti. Pailsėjęs žmogus yra daug labiau susivaldantis. Jis daug lengviau pakelia įvairiausias įtampas, tuos stresus, įvairiausius pasikeitimus ir adaptuotis lengviau prie tų pasikeitimų, reiškia oro sąlygų ir taip toliau. Nes tai vyksta organizmo atsistatymas. Pilna to žodžio prasme, tai praktiškai viskas remontuojama. Tenai kiekvienoj ląstelėj tenai vyksta remonto darbai. Ant kiek visą tai intensyviai, o jeigu dar labai geras miegas ir be migdomųjų, tai yra tas natūralus tikras miegas, tai mūsų smegenys ypatingai, reiškia, visa informacija susidėstų į savo stalčiukus, į savo vietas tenai, kur reikia. Tokiu būdu reiškia, poilsis iš tikrųjų labai svarbus ir reikalingas. Ir kartais žmonės dėl poilsį iškeičia įvairiausias pramogas, įvairiausius, reiškia, vakarėlius kažkokius, dėl kažkokių tai rungtynių, laidos, ten, sakysim, kokios nors įdomios, prasėdi pusę nakties ir aš pagalvoju, ar verta. Kažkada ir aš pats žiūrėdavau ten krepšinį, iš Amerikos, ten rodys vidurnaktį kažkur tai, viskas, nemiegosiu, čia žiūrėsiu. Šiandien tiek metų praėjo, aš dabar galvoju, aš net neatsimenu iš vis, koks ten rezultatas buvo. Ir kai pagalvoju, o kokia tai mano gyvenime, kokia tai reikšmė. Aš pamačiau, nepamačiau. Aš galėjau greitai pasiklausyti, bet pažiūrėjau, kas iš to. Praėjo 10 metų, aš net neprisimenu iš vis, kas ten buvo, kas su kuo žaidė iš vis. Tai yra tokie beprasmiški dalykai pavagė iš mūsų sveikatą. Tikrai beprasmiški. Ir šiandien, sakysim, televizijos laidos tikrai didžioji dalis jinai orientuota, aišku, į reklamą, kadangi, reklamą parduoda ir jie nori mus prikaustyti ant prie to televizoriaus. Bet jeigu pasižiūrėjus, yra šventam rašte vieta,
man patiko, jinai visom Izaijo 55 skyriui parašyta. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų, pirkite ir valgykite. Pirkite vyno, pieno be pinigų veltui. Na, vyną čia tarp ko tais laikais turėjo vynuogų sultis. Prasme, tai yra vynmedžio vaisių. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas? Dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina. Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Tai vat pagalvokim iš tikrųjų, kuo mes maitinamės. Kas mums maistas? O Jėzus yra pasakęs, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo. Kitaip sakant, tai įsivaizduokit, kas mus iš tikrųjų maitina, kas mums duoda gyvybę. Ar visą tai, kam mes leidžiam pinigus, kam mes leidžiam laiką, savo pastangas ir galų gale žmonės įsitraukia į visą tai, po to dar puola ir dirbti, ir papildomai dirbti, kad uždirbti daugiau, kad nusipirkti viso to, kas netgi ne duona yra, kas netgi ne maistas yra, kas mus tiesiog nuodėja, iš tikrųjų jau nemaitina. Taigi mes labai daug tuščiai išleidžiam. Visi dalykai, patys vertingiausi šioje žemėje dalykai yra nemokami. Jūs galite įsivaizduoti? Oras, pavyzdžiui, judėjimas, saulė. Ar mums reikia mokėti už tai? Ačiū Dievui, ne. Tiesa, jau už vandenį mokama, ar ne? Nors irgi galima ir nemokamai, žiūrint, kur gyvename. Bet vis dėlto patys brangiausi, patys geriausi dalykai yra nemokami. Aš jau nekalbu apie Dievo malonę, ne? Iš vis veltui dalina. Veltui, tik tai pasiimti. Gera patarlė, ar ne? Jūs galbūt irgi žinot šitą. Kad peršalimas išgydomas, aš apie slogą buvau girdėjęs, bet iš esmės tai vienas ir tas pats, ar ne sloga, bet tik tai tam tikram lygiai, reiškia, lokalizuota, reiškia, ta infekcija. Ar su vaistais, ar be vaistų, ar su gydytoju, ar be gydytoju, iš esmės laikas tas pats, nes mūsų organizmui reikia nugalėti visą tai. Kaipgi galima natūraliai pagydyti peršalimus? Dabar, jeigu pasižiūrėsim, mes pirmiausiai, kasgi yra tas peršalimas, mes kaip ir kalbėjom, ar ne, kad tai infekcija, kuri lokalizuota tam tikroj kūno vietoje, dažniausiai viršutiniuose kvėpavimo takuose. Ką mes galėtumėm padaryti, kad palengvinti ir pagreitinti šitą pagijimą? Ir nenaudodami vaistų. Kad tos 7 dienos iš tikrųjų būtų lengvesnės ir be gydymo. Jeigu mūsų infekcija nukeliavo jau iki čia, tai labai geras dalykas yra, kaip čia matosi, toksai kompresėlis, šildantis kompresas mūsų gerklei. Jisai, ten toliau bus parodyta, būtent kaip, aš gal ant to labai neapsistosiu, bet, kaip ir sakiau, yra natūralių priemonių, kurios tikrai mes jų visi turim namuose ir galim palengvinti. Pirmiausiai, gal aš norėčiau pradėti netgi nuo paties nuo pačių pirmųjų simptomų. Atsiranda čiaudulys, atsiranda jau jausmas, kad gerklėj kažkas tai ir pradeda kilti temperatūrą truputį, nes jau mobilizuojasi mūsų imuninė sistema, reiškia, ir pradeda kelti temperatūrą. Tai yra, mes jaučiam kūne kažkokį tai tokį nejaukumą, lyg laužimą. Esat turbūt pastebėję, ne, kažkas tai vyksta tenai, jau vyksta kažkokia tai kova, kažkokia mobilizacija, pasikeitė kraujo apytaka. Ką mes tokiu atveju galim daryti? Tuo metu, reiškia, mūsų kvėpavimo takuose jau prasidėjo kova. Reiškia, imunitetas jau sureagavo, o virusai kol kas lokalizuojasi dar viršutiniuose kvėpavimo takuose. Kaip mes galim padėti? Na, čia tas pats kaip su rankų plovimu. Jeigu nusiplaunam rankas, mes pašalinam tuos virusus, reiškia, užmušam, pašalinam jau čia. Jeigu jie jau čia, mums reikia imtis priemonių, kad čia juos kažkaip naikinti. Ir tam yra įvairių priemonių. Viena iš paprasčiausių, tai paprasčiausias garinimas. Ir tam nebūtina netgi kažkokių tai eukalipto lašų, jeigu neturėt, nors irgi tai pagerina, tai išplečia kraujagyslės ir padeda šiek tiek. Bet šiaip jau mes padarom tą patį, ką imuninė sistema visą mūsų organizme daro, sukelia temperatūrą, ar ne? Ir drėgmės daugiau privaro į tas vietas. Mes galim tą patį padaryti.
Užsidėjom ant dujinės puodą, atviras reiškia garavimas, kada užvirė, ar vėl sumažinom ugnį, kad per daug stiprus tas garavimas nebūtų, kad nenudegintų. Ir kvėpuojam, traukiam tuos garus į kvėpavimo takus. Pakyla temperatūra, daugiau drėgmės atsiranda, imuniniai sistemai pliusas, o virusam minusas, ar ne, jie juos tai naikina. Dar vienas dalykas, ką mes galim padaryti. Tai galim, reiškia, skalauti savo gerklę ir nosį, kaip ir sakiau, arba su druskos tirpalu, arba galit nusipirkti prieskonių skyriuose, visada surasit, yra tokie kajano pipirai. Labai gera priemonė, šiaip jau dezinfekcinė. Kajano pipiras. O kur jie pirkti yra? Paprastai, kur prieskonių skyriai yra didelėse parduotuvėse, ten visada surasit tarp prieskonių. Jų paimat ant šaukštelio galo labai nedaug, jie aštrus tokie yra. Į vandenį, truputį vandens į puodelį, ant šaukštelio galo, reiškia, įmaišot tenai vandenį, išmaišot gerai ir truputį paimat į burną ir gargaliuojat, reiškia, praskalaujat šitoj vietoj. Kajano pipiras labai gerai užmuša, reiškia, visus tos virusus, bakterijas ir tokiu būdu, kas valandą, gali net ir dažniau, reiškia, kai tik pajuto tuos simptomus, tai nuolatos gurkšnojat, reiškia, ir praskalaujat ir galit nuryti iš lėto. Po lėto, iš lėto, reiškia, ryjat po truputį. Kajano pipiras šiaip jau nors ir aštrus, ir šiaip jau aštrus prieskoniai nėra geriausias dalykas skrandžiui, bet tai vienas iš tų aštrių pipirų, reiškia, ko gero, bent kiek aš skaičiau vienintelis, kuris būtent turi labai gerą gydančią savybę. Ir gali netgi mūsų skrandžiui padėti. Jeigu, pavyzdžiui, skrandyje pas jūs atsiras tokių bakterijų vadinamų Helicobacter pylori, girdėjot galbūt ar nesukeliančios skrandžio žaizdas, dvylikapirštės žaizdas, tai vat užmuša irgi turi tokią savybę, užmuša ir tas bakterijas. Tai po truputį gurkšnojant, reiškia, gargaliuojant, tokiu būdu skalaujat savo gerklę. Tai dar viena priemonė, reiškia, būtent lokalizuoti tą infekciją čia viršuje. Kiek įmanoma daugiau skysčių. Mes irgi tokiu būdu, prisimenat gal ir iš vakarą, palengvinsim imuniniai sistemai, reiškia greičiau judėti. Daugiau skysčių, greičiau judės. Išsiklaus, tuo labiau, kad tos kovos metu išsiskiria labai daug įvairiausių medžiagų ir žūsta tų ir bakterijų, ir mūsų kraujo kūnelių, tų reiškia baltųjų, ar ne. Tai yra vyksta kova, mūšis, ten ir aišku, kaip sakoma, ir skiedros, ir pūkai, ir plunksnos laksto, ar ne. Tai yra mūšis rimtas. Ir visą tai lengviau pašalinti mūsų šalinimo organam ir be abejo mes palengvinam, daugėja, reiškia, vandens mūsų organizme, vadinasi, pagerinam kraujo apytaką ir palengvinam mūsų imuniniai sistemai kovą. Noriu paklausti, ar galima šalto vandens gerti, slogas, sakykime? Geriau kūno temperatūros. Šalto geriau vengti. Nes tai irgi stresas bus. Šaltas, prisimenat, ar ne, kuo karščiau, tuo, reiškia, imuniniai sistemai geriau. Kuo šalčiau, vadinasi, tuo lengviau bakterijų. Dėl to vis dėlto geriau, kad būtų bent jau kūno temperatūros. Aišku, arbatos įvairiausios irgi tai yra šiltesnį, bet nedeginant, jokių būdų. Šilta, kad būtų. Ir mūsų kūno temperatūra tada pakils. Labai svarbu maitintis išmintingai. Ir šitą prasme ne tik tai, kad tai produktai būtų sveiki, ar ne, augalinės kilmės geriausiai, vitaminų daugiau, mikroelementų. Tam reikia, tuo metu, kai vyksta kova, reikia resursų, ar ne, visam mūsų organizmui reikia resursų tai kovai. Tai mes turim pamaitinti jį pačiu geriausiu maistu. Bet vėlgi ir mitybos režimas turi būti labai išmintingas. Nes jeigu mes perkrausim virškinimo traktą, tai aišku, visos gyvybinės jėgos nueis tenai. Vadinasi, imuniniai sistemai jėgų neliks. Tokiu būdu mes neišmintingai paskirstysim. Reikia saikingai, nedaug, bet pilnaverčio maisto, turinčio daug vitaminų ir mikroelementų, pagerinti jo gyvenimą. Bet iš tikrųjų, kaip ir vakar kalbėjau, vis dėlto tai tik tai pablogint situaciją. Nes cukrus yra baisiausias mūsų imuninės sistemos priešas. Na, po streso galbūt, kaip ir vakar sakiau, iš tikrųjų, tai cukrus antroje vietoje turbūt. Ir, kaip matot, vienas batonėlis, šokoladėlis, reiškia 25% sumažina mūsų imuninės sistemos aktyvumą. 25%, tai įsivaizduokit, tai tokia mūšį
žūtbūtiniam, ar ne, tai labai rimtas pralaimėjimas, ar ne, tai yra ketvirtis mūsų armijos miega. Jie neveiksmingai yra. O jeigu 2 suvalgo, tai... Jo, jeigu 2. Nuo medus tai ne. Medus irgi labai saikingai. Medus irgi, tarp kitko, jisai irgi yra monosakaridas vadinamas. Ir jis irgi tam tikrą poveikį padaro, padidina cukraus kiekį kraujyje, tai yra toks gliukozės kiekį labai greitai padidina. Ir nuo to mūsų kraujas pasidaro toks valkesnis, jisai sulėtina kraujo apytaką. Dėl to šaukštelis į dieną, arbatinis. A fruktozė tas pats? Iš esmės tas pats. Jis nors ir bisakaridas, bet irgi principas tas pats. Tai yra tie vadinami, reiškia, paprastieji angliavandeniai, tai yra nesudėtingi angliavandeniai. Tai yra iš vienos molekulės susidedantys angliavandeniai, jie labai greitai pasisavina į mūsų organizmą, labai greitai atsiranda kraujyje ir pakyla labai cukraus kiekis kraujyje greitai. O kada pakyla cukraus kiekis kraujyje, atitinkamai mūsų kasa labai daug darbo turi, kad išskirti daug insulino, kad visą tai pasisavina. Cukrus tuo tarpu, jisai būna, reiškia, tai yra mūsų kraujas nuo to cukraus, būna jisai toksai valkus, beveik kaip nuo riebalų, reiškia, jisai toks, pablogina labai kraujo apytaką. Ir ypatingai plonosiuose, pačiuose ploniausiuose kraujagyslėse, ten, kur tie kapiliarai, reiškia, ploni, tenai labai suprastėja kraujo apytaka. Dėl to geriau vis dėlto tokių saldumynų tuo metu derinti. Ir žinot, vaikystėje prisimenu, jeigu sergi, tai duodavau visada, užpildydavau mama pieno ir medaus, ar ne į ten. Ir medaus norėjosi kuo daugiau. Bet iš tikrųjų tai negera praktika. Reiškia, pienas ir dar karštas ir dar su medu. Tai tikrai, gal tik tai, kad karštas. Tai vienintelis pliusas, o iš tikrųjų visa kita minusai. Tai yra negeriausias būdas gydytis. O vienas toksai gėrimas, kaip matot, tame yra batonėlė 6 šaukšteliai, reiškia, arbatiniai šaukšteliai cukraus. Tokiam gėrime 12 šaukštelių. Taigi, atitinkamai mūsų imuninė sistema net 60%, kažkur 4-5 valandom praranda savo aktyvumą. Tai negeras būdas gydytis. Nuostabus dalykas mankšta gryname ore. Ir šiaip jau aišku, ne tik tai tam, kad dabar sezonas toksai, reiškia, jau pavojus grėsia ligom, reiškia, reikia pradėti mankštintis. Ne, jeigu jūs įprasit tai nuolatos daryti, kiekvieną dieną kažką fiziškai padaryti. Ir nebūtinai, kaip čia parodyta, ristelė bėgioti. Vaikščiai pėstute. Netgi efektyviau yra. Kodėl efektyviau? Aišku, greitų žingsnių, kad, reiškia, vis dėlto kraujo apytaka pagerėtų, kad reiškia, mūsų širdies ritmas padažnėtų, bet kuo geriau, pliusai kokie, traumų mažiau, bėgiojant yra daugiau, reiškia, šansų pasisukti koją, ypatingai vyresniam amžiui tai yra jau pavojinga, pargriūti ar ne, susilaužyti ką nors ir taip toliau. Ypatingai vyresniam amžiui tai daug geriau yra vaikščioti. Ir galų gale bėgiojimas vėlgi, šiandien jau rimtos kalbos eina apie tai, kad tai vis dėlto nėra pats geriausias dalykas mūsų sąnariams. Ypatingai klubai, keliai ir jeigu dar viršsvorį turit, tai labai stipriai apsikrauna sąnariai. Tai yra nuo tų smūgių nuolatinių, reiškia, nes bėgimas tai vyksta, reiškia, nuolatinis pasišokinėjimas, ar ne? Ir mes su savo kūno svoriu, reiškia, nuolatos daužom per tuos sąnarius. Tai tokiu būdu, reiškia, mes vis dėlto geriau vaikščiokim, greitai vaikščiokim, nei kad bėgiokim. Tai bus veikiau. Dar vienas dalykas, ką duoda, reiškia, vaikščiojimas būtent. Kodėl jisai, pavyzdžiui, geriau nei važinėjimas dviračiu. Nes vaikščiojimas taip jau yra numatyta, kad su kiekvienu žingsniu prie tų nedidelių apkrovų nuolatos mūsų stuburas gauna tam tikrus apkrovimus lengvus. Tokius. Ir tarp slanksteliniai diskai, žinot, ar ne, tokie, jie kaip amortizatoriai dirba. Tai nuo bėgiojimų gali būti perkrovimas, smūgiai per daug stiprus, ypatingai jeigu viršsvoris, kaip ir sakiau, yra. Tai jie gali ir susidėvėti ir, reiškia, per didelį apkrovą jie gali būti. Bet jeigu apkrova nedidelį vaikščiojant, jie tokiu būdu maitinasi. Jie būtent gauna visas medžiagas, maistų medžiagas iš kraujo, bet tokio pumpavimo principu. Kai atvyksta toks judėjimas, mūsų stuburas nuolatos maitinasi. Jisai gauna maistą. Ten pumpuojasi maisto medžiagos visos, reiškia. Tokiu būdu tie diskai gali atsistatyti.
Tai irgi dar vienas pliusas nuo mankštos. Ir konkrečiai nuo vaikščiojimo. Ir aišku, jeigu susirgom, reikėtų ilgiau ilsėtis. Iš vis miegas, būtent tas režimas, dažnai mes naudojamės tą ligą, tai negalėsim dabar reiškia kažkokių darbų nuveikti, ilgiau prie televizoriaus pasėdėsim, pavaikščiosim, kažką paveiksim, vienu žodžiu, bet mums reikia, visam mūsų organizmui reikia ilsėtis. Tada mūsų organizmas koncentruoja visas jėgas, reiškia, į tą kovą su ligos sukėlėjais, atsistato tuo metu, o reiškia, mes neišeikvojam tų jėgų kažkam tai kitam. Nes paprastas dalykas, bet, pavyzdžiui, mūsų smegenys suvartoja kažkur tai apie 20% visos mūsų organizme pagaminamos energijos. Ir jeigu mes apkrausim savo smegenis kažkokiu tai darbu, kas tai bebūtų, vis tiek, žiūrint kažkokią informaciją, įsisavinam, bandom ir taip toliau, mūsų smegenys dirba nuolatos. Ir jos sueikvoja nemažai energijos, kuri galbūt tuo metu reikalinga būtų kovoti su liga. Na ir įvairios vandens procedūros. O čia viena iš jų parodyta yra. Įsivaizduokit, mes namuose galim turėti savo pirtį. Na, tokią garinę pirtį. Norėtumėt turėti tiesiai namuose savo bute garinę pirtį. Labai lengva pasidaryti. O tokiu panašiu principu. Paėmėt, reiškia, kėdę, geriausiai kažkokią tokią paprastą kėdę. Turite, jeigu elektrinį virdulį, ar ne? Atidarėt jį, reiškia, kad jisai garuotų nuolatos čia. Apsigaubėt iš pradžių kažkokią tai paklodę, po to užsimetėt antklodę šiltesnę tokią ir galima netgi ant viršaus susidėti, pavyzdžiui, kažką neperšlampamo, kažkokią tai polietileinę, pavyzdžiui, apsiaustą tokį polietileinį užsidėti. Ir viskas, čia vyksta garavimas jūs pirtyje. Visas jūsų kūnas prakaituoja. Tai yra garinė pirtis, ne? Nuostabus dalykas prieš tokias ligas. Tuo tarpu galva, kad neperkaistų, nes vis dėlto galvai tai pirtis nėra labai gerai, kai sergat, ar ne? Čia jums kažkas gali uždėti šaltą kompresą. Čia šalta, čia karšta. Tokiu būdu mes pakeičiam kraujo apytaką, čia susiaurėja kraujagyslės, ten išsiplečia ir kraujas nueina nuo galvos ir tokiu būdu palengvinam galvos skausmus. Nes nuimam galvos skausmą, nuimam patinimą nuo čia, nuo nosies, tai yra čia, kur susikaupia, kaip ir sakiau, čia sutinė viskas ar ne, prisipildę kraujo indai. Ir tokiu būdu, reiškia, mūsų kraujas nuteka toliau į kūną, mes labai palengvinam savo būdą. Ir priedo sudarom labai geras sąlygas imuniniai sistemai kovoti su bakterijų. Tokiu būdu galima tokią vonelę lygiai pasidaryti, nebūtinai reiškia, tokią pirtį pasidaryti, galima tokiu pat principu irgi nuimti galvos skausmus, jeigu jūs atsidursit lovoj, nuleisit kojas, pasistatysit karšto vandens bliūdą, ar ne, kažkokį tai dubenį, prie lovos sumerksit tenai kojas, atsigulsit, apsiklosit, o ant galvos šaltas kompresas. Irgi tas pats principas. Čia šalta, ten karšta. Ir kraujas nuteka į tenai ir tokiu būdu mes, reiškia, palengvinam visus tos skausmus. Tokiu būdu galima nuimti ir tą slogą, ypatingai, kai čia labai užsikemša, didžiulis diskomfortas. Tai va čia šaldydami, o kojas šildydami, mes, reiškia, palengvinam būtent visus tuos simptomus. Kontrastinis dušas irgi labai gera gydymo priemonė ir tai profilaktinės priemonė. Kontrastinis tai reiškia, kad jūs maždaug 3 minutės pastovit arba pasėdit, nežinau kaip jums patogu, po šiltų arba netgi karštų dušų, tai yra tokiu, kad jūs galit pakęsti tą karštą. 3 minutės. Pasišildot gerai ir po to pusę minutės, tai yra 30 sekundžių, duodat kontrastą, tai yra šaltą vandenį, bet ne ledinį, jokių būdų. O šitą prasme turite omeny, kad šaltesnis nei 15 laipsnių vanduo efekto nepadidina. Ką duoda kontrastinis dušas, tai jis labai suaktyvina mūsų kraujo apytaką ir suaktyvina imuninę sistemą. Bet jeigu jūs, sakysim, karštas bus pas jūs vanduo kažkur tai 42-43 laipsniai, panašiai, toks, kad mes jaučiam visi daugumą karštą tokį, kiti galbūt atsparesni gali iki 45 laipsnių.
o šaltą jūs atšaldysit, paleisit maždaug 15 laipsnių temperatūros vandenį. Tai jeigu jūs paleisit 10 laipsnių temperatūros, efekto nepadidins. Bus lygiai tas pats kaip ir 15. Dėl to neverta savęs kankinti labai šaltų vandenį. Užtenka 15 laipsnių, reiškia, ir bus tas pasiektas būtent šitas kontrasto efektas ir suaktyvina labai mūsų imuninę sistemą ir suaktyvina mūsų kraujo apytaką. Jeigu kasdien tokį dušą darysit, tiesa, jeigu gydantis, reikėtų kartoti 3-5 kartus tokį kontrastą. 3 minutės karštas, pusė minutės šaltas. 3-5 kartus pakartoja. Galima šiek tiek kitaip padaryti irgi, bet jeigu jau turit kažką partnerį, kas jums padės, ar ne, nes pačiam gan sunku tai padaryti. Jeigu jūs į šaldymo kamerą įsidėsit ir turit ledukų prisišaldę, tai galima labai įdomų, reiškia, tokį kontrastą pasidaryti, tokį tikrai norit, pajutot pirmus simptomus ligos ir norit greitai suaktyvinti imuninę sistemą, kad greitai nugalėti visą tai. Tai pasikaitinat, pasidarėt tokią pirtelę, kaip prieš tai parodyta. Tokią pirtelę, reiškia, pasidarėt, pasikaitinot gerai, o po to atsigulėt kažkur, tai reiškia, ant paklodės, nes jūs būsit prakaituoti, reiškia, karšti, tai geriau ką nors pasitiest. Ir po to kas nors paėmė, atsinešė tų ledukų, užsidėjo, reiškia, ant kažkokio skudurėlio, įsidėjo į skudurėlį ir su tuo skudurėliu, su tais ledukais, reiškia, jūs ištrina tokiu šaltu. Tai labai geras kontrastas ir iš tikrųjų labai suaktyvina imuninę sistemą tuo metu ir galit, kartais praktiškai galit ligos ir neturėti. Tai yra pirmi tie simptomai, ant to ir sustabdysit. Padarysite kiekvieną, pirmą dieną, kai tik pajutot pirmus simptomus, viską, ką galite, tai yra ta kajano pipiras, pasigarint, tokį kontrastą pasidaryt ir antrą dieną pasižiūrėt, kad taip ir nesusirgot. Ačiū Dievui, reiškia, viskas tvarkoja. Reiškia, liga buvo nugalėta pačiuose prieigose. Dar vienas dalykas, tai toks šildantis kompresas. Nakčiai, pavyzdžiui, kai jūs atsigulat miegot, galima pasidaryti šildantį kompresą ant kaklo. Kodėl būtent ant kaklo? Nes nakties metu, ar ne, mums svarbiausiai nepraleisti tuos virusus tolyn. Reiškia, mes juos sustabdyti turim bent jau čia, toliau, kad jie toliau nenueitų į mūsų organizmą. Tai paimat, sumirkot šalto vandenį skudurėlį, būtent šalto vandenį. Jo. Sumirkot skudurėlį ir uždedat jį ant kaklo. O, kaip čia parodyti, ne? Iš pradžių toks jausmas nemalonus, šaltas, prisidėjo čia prie karšto kaklo. Bet ką tai duoda, tai labai suaktyvina čia kraujo apytaką šitoj vietoj. Tuoj pat pritraukia čia, kad tą šaltį reiškia nugalėti, čia tuoj pat reiškia prieina labai daug kraujo ir toj vietoj suaktyvėja kraujo apytaka. Po to, kadangi gulsitės miegoti, reiškia, šlapias skudurėlis, užsidedat kažkokį tai ar šaliką, kažką šildančio, kad tas šaltis, reiškia, tas skudurėlis labai greit sušils, kadangi čia suaktyvės ir mūsų kūnas įdžiovins nuolatos, reiškia, tai čia bus aktyvi kraujo apytaka, o viršui tą šilumą išsaugot, reiškia, užsidėkit ką nors kokį vilnonį šaliką. Ir kartais kiti dar užsideda ant viršaus ar polietileno kažkokią tai plėvelę, vienu žodžiu, kad tas drėgmė ten neišeitų. Tai irgi šiek tiek sustabdo ten tą šilumą, izoliuoja, kad jinai neišeitų. Atsiprašau. Ir nakčiai tai labai patiko. Po to skudurėlių ar toj polietileno dėti ar ant šaliko? Mes esam darę ir taip. Galima tiesiog, pavyzdžiui, aš darydavau taip, skudurėlį uždėdavau ir iš karto polietileno, o ant viršaus šaliką, kad šalikas nesušlaptų. Na, kiti nenori saugoti šaliką, tai uždeda tiesiai šaliką ant to šlapio skudurėlio, o polietileno ant viršaus. Galima ir taip. Iš esmės tai ir tas izoliuoja komandą. Čia jau kaip jums patogiau. Šaltas kompresas nosiai ir karšta vonia kojoms labai gerai padeda, kaip ir sakiau, nuo slogos. Tai yra, jūs atsigulėt, kojas sumerkėt į karštą vandenį, o ant nosies pačios šaltas kompresas. Tiesiai ant nosies. Ir būtent tada nuslūksta tas patinimas ir tas nemalonus tas jausmas, reiškia, slogos. Dar viena priemonė
irgi kontrastinė tokia priemonė, čia kaip ir savotiškos kontrastinės vonelės nosiai. Tai būtent paima tokius dubenėlius, kad nosį galėtume įkišti, bet kad burna būtų už dubenėlio ribų, kad vis dėlto liktų per ką kvėpuoti, ne? Ir į vieną dubenėlį įpilat karšto vandens ir nuolatos kiekvieną kartą, kai palaikot, pavyzdžiui, 3 minutės laiko, taigi tas pats principas, 3 minutės karšta, pusė minutės šalta. Tai 3 minutės kol laikot, reiškia, po to pusę minutės merkiat į šaltą. Ir tuo metu kas nors jums papildo iš virduliuko karšto vandens, nes jis dažniausiai atvėsta, kad jis truputį karštesnis dar būtų. Su kiekvienu žingsniu, jeigu jūs truputį pakelsi temperatūrą, tai bus, efektas geresnis. Ir nuostabios eilutės iš Pauliaus laiško Efeziečiams 6:13, ar ne? Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti. Ir visą atlaikę išstovėti. Ir bet kokiai situacijoje reikia imtis visų ginklų, ar ne? Mes dažnai vis galvojam, ir aš turiu prisipažinti, ir man dažnai taip kyla, visada praeis ir šį kartą, ar ne? Kam būtinai visų? Arba kartais su gyvenimo situacija kažkokia problema susidūrė, ką mes galvojam, kažkaip praeis, praeidavo ir dabar kažkaip praeis. Bet jeigu mes imsimės visų ginklų, visą tai truks trumpiau, bet kas svarbiausiai, mes išmoksim spręsti problemas. O tas mokėjimas yra labai svarbus mūsų gyvenime. Būtent būti savo gyvenimo vadovais, o ne aukomis. Tai yra ne aplinkybių aukomis, o vis dėlto stengtis visą tai imtis kiek įmanoma daugiau priemonių. Tuo labiau, kad kaip ir sakiau, iš tikrųjų pažįstant šiek tiek savo organizmą, tai galima tikrai imtis labai paprastų priemonių ir jas panaudojus visas tas ligas lengvai nugalėti.